Tarptautinis studentų teatrų festivalis po Saulę jau 7. kartą į Šiaulius sukvietė teatrą mylinčius studentus, dėstytojus, būrį teatro fanų. Festivalio atidarymo dalyviams prisistatė visos spėjusios suvažiuoti grupės, 3 iš užsienio. Permės valstybinio menų ir kultūros instituto menų fakulteto vaidybos 4. kurso studentai, svečiai iš Olandijos, Hanzos taikomųjų mokslų universiteto popkultūros akademijos studentai. Į atidarymą nespėjo atvykti Latvijos kultūros kolegijos scenos meno fakulteto studentų teatro kolektyvas. Pakeliui sugedo autobusas. Tačiau į Šiaulius autostopu sugebėjo atvykti 2 trupės aktorės. Per 2 dienas parodyti 9 spektakliai ir performansai. Spektaklį Lietuviška istorija pristatė Vilniaus kolegijos menų fakulteto pramoginio scenos meno studijų programos studentai, kuriuos rengė Eglė Gabrėnaitė ir Ramūnas Cicėnas. Valentino Masalskio ir Andriaus Chomičiaus vadovaujami Klaipėdos universiteto menų fakulteto vaidybos studijų programos pirmakursiai vaidino Virtuvę. Didelio dėmesio sulaukė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidybos magistrantūros studijų programos pirmakursių režisieriaus Jono Vaitkaus auklėtinių spektaklis Ribos. Labai džiugu, kad taip priėmė. Pirmą kartą rodėm tokiai dideliai auditorijai, nes šitą spektaklį rodome savo partnerių menų spaustuvės auditorijai, kurioje telpa tik 60 žiūrovų. Tai tokia nauja patirtis, tokia didelė erdvė. Ir manau, kad naudinga ir įdomu buvo. Čia buvo Ribos, Viliaus Paškevičiaus Ribos. Jo paties, galėsit pakalbinti, yra dramaturgas stovi. Jo paties rašyta pjesė, kur vaidina Dainius Jankauskas, Valerijus Jevsejevas ir pats Julius Paškevičius. Ribos tai yra spektaklis apie jauno žmogaus protestą prieš visuomenėje galiojančias normas, įsitikinimus, taisyklės. Jaunam žmogui visą laiką atrodo, kad jisai turi galios kažką keisti, turi ambicijų pasaulį padaryti tokį, kokį jisai įsivaizduoja teisingą. Ir vis šitas spektaklis yra apie tokio jauno žmogaus kančias, galim sakyti, klaidas, apie atradimus. Ar paprasta parašius pjesę ją kartu ir vaidinti? Taip, dėl to, kad aš rašau, ką galvoju, tada vaidint nesunku. Labai džiaugiuosi, kad čia publika buvo labai maloni, jauki ir čia jautėsi, kad mums pavyksta su publika bendrauti. Tai buvo mums pakankamai didelė atspirtis ir dėl to, kadangi publika labai maloniai sutiko, mums patiems buvo lengviau kalbėti apie tas problemas, kurias parašė Julius ir sakyti tas tiesas. 3 spektaklius tradiciškai parodė šiauliečiai, estrados meno studijų programos studentai. Pirmas kursas, vadovaujamas Andrėjos Griciūtės ir Antano Venskaus, pristatė spektaklį Makabriškieji etiudai. Nijolės Mirončikaitės auklėtiniai 4. kursiai suvaidino Žano Anujo Vyturį.
Trečio kurso studentai, vadovaujami Juozo Žibūdos, parodė etiudų spektaklį Lietuviškas vakaras. Mes vakar parodėme savo performansą, kurio norėjome pasakyti, kaip dabar jaučiasi dabartinis jaunimas, kokios problemos mus iš tikrųjų kankina. Mano kolegė Agnė kalbėjo apie savo močiutę, kaip ją vadina baba. Ir iškėlė problemas, kokios gali iš tikrųjų jaunimui iš tikrųjų yra aktualios. Nes dažniausiai atrodo, tas limitas, tas skirtumas yra tarp suaugusio žmogaus ir paauglio ar vaiko, ar dabar nors mums ir po 20 su viršum metų, bet vis tiek išlieka tos pačios esminės problemėlės. Norėčiau pasakyti, kad tai nebuvo mūsų pirmas pasirodymas, bet buvo pats geriausias pasirodymas mūsų būtent. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Rasa kalbėjo taip pat jai aktualia tema, tai yra valgymas ir svoris ir panašios problemos. Ir scenoje buvo valgoma, taškomas į kečupų. Kiekvienas iš tų pasirodymų turėjo tam tikrą blizgančią, žibančią, gražią briauną, kurią galėjai grožėtis. Ir kiekvieną grupę studentų, dėstytojo darbą, jų norą galėjai, reiškia, priimti su džiaugsmu. Kokie pagrindiniai festivalio tikslai? Kad Lietuva būtų gražesnė, kad tie jauni žmonės, kurie auga, kurie studijuoja šitą studijų programą, teatrinių disciplinų, kad jie būtų kūrybiškesni, kad jie bendrautų, kad jie keistųsi patirtimi, mes pedagogai keistumėmės patirtimi, įdomiau vestumėm paskaitas, inspiruotumėm. Tiesiog pažadinti studentams ambicijas, norus augti, tobulėti, keisti save, keisti aplinkui pasaulį. Publika susidomėjusi laukia užsieniečių pasirodymų. Studentai iš Permės pristatė spektaklį «Fantomo skausmai». Думаю, что многие поняли, потому что смеялись где-то, реагировали, наверное, часть поняла. Ну, наверное, кто-то нет, ну что же делать, мы тоже смотрим спектакли, не понимаем, ну что смотрим, поэтому... Но мне кажется, что все равно, если внимательно смотреть, взаимоотношения понятно, может, какие-то детали ускользают, но ведь видно, что происходит между людьми, кто такой, кто сякой, что, чем все закончилось, поэтому, не знаю, надеюсь, что многое поняли. Studentai iš Latvijos vaidino pjesę «Laimės lokys». Ну, мне кажется, что я в небо, потому что фестиваль очень полный. И мне нет слова, потому что я в Латвии ничего такого не видел, и мне нравится. If we have any problems, they help us. And for example, we had the problems with the stage. We needed a big table, but they didn't have it. Big black table. And then we together were thinking, and then we sought out that we can improvise. we put the chairs on one another and that kind of stuff. I like that they really help us. Introduce your performance. Car moral, and the main meaning of that was in the end in the text I said that everywhere is the same rain, same sun, but the land is everyone has his own land, yes. And we have to work on it. There is not going to come this bear of happiness who will bring the happy and yes, and no one will help you, just you. Your hands. Your hands. Only your hands. Olandai žiūrovus nustebino muzikiniu performansu. I was a student at the Academy for Pop Culture in Leeuwarden. Now I'm a teacher, and we are here with two friends of mine who one is finished, one is still a student, and we made a musical performance about the harmony between man and nature. So that's why we're here. What is the main things made contact with the audience? Yeah, and make them think about sometimes just to have fun, but also make them think about how you stand in the world. What's your place in the world? That's really important for me. Yeah, in my music and what I do, to make people think about how they live.
it's big. I know it's hard, but yeah. Abi dienas mokomasis teatras buvo pilnas žiūrovų, o ore tvyrojo kūrybiška atmosfera. Labai gaila iš tiesų, kad mes dar nelipam į sceną, bet nieko, laukiame kitų metų, reikės pasiruošti, nes matome, kad atvažiuoja iš kitų miestų, šalių dalyviai ir tikrai atvažiuoja nepėsti, yra ką pažiūrėti tikrai ir stengsime pasiruošti kitą metą. Atėjome čia su savo dramos studija, jeigu esame iš Šiaulių Senolių gimnazijos, trečiokai. Buvome vakar spektaklį, labai patiko, paliko didelį įspūdį. 9 valandą ypatingai buvo spektaklis. O tikėsi šiandien? Tikiuosi dar geresnių įspūdžių nei vakar. Tai būsi dabar iki vakaro? Taip, stengsiuosi ateiti ir uždarimui. Nors Estrados meno katedros vedėja Marija Žibudienė pabrėžia, kad šio festivalio tikslas ne varžytuvės, tačiau rimtas festivalis negali apsieiti be laureatų ir prizų. Šį kartą komisijoje dirbo 2 Vytauto Didžiojo universiteto teatrologijos studijų programos magistrantės kartu su dėstytoja Nomeda Šatkauskienė. Manome, kad tų jaunų žmonių biografijoje šitas festivalis turi reikšmės ir šitie apdovanojimai, kuo mažiau jų yra, tuo jie reikšmingesni, nes mes anksčiau iš kiekvieno spektaklio po 2 žmonės įskirdavome, kad būtų tokia demokratija didesnė, kad daugiau būtų atžymėtų, o dabar tie 2 pagrindiniai žmonės bus išrinkti ir dar yra keletas specialių prizų, bet visus vis tiek mes apdovanosime festivalio diplomų, kad tai liktų prisiminimas, kad jie dalyvavo 7-ame tarptautinėme studentų teatro festivalyje po Saulę. Norime, kad tai pasklistų po Europą, kad žinotų, mus pažintų ir iš tiesų norim, kad norėtų grįžti. Festivalio spektakliu pripažintas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidybos magistro studijų programos 1 kurso studentų darbas – spektaklis Ribos. Nominacijos Jaunoji teatro viltis laureatais tapo studentė iš Permės Darija Zenina ir šiauliečių Estrados meno studijų programos studentų Vaido Praspaliausko ir Aniceto Gentvilo duetas. Turbūt jau sukasi mintis ir apie kitus metus. Aš tikiu, kad jis bus. Kokios krizės mūsų bebūtų. Tikiu ir svajoju ir noriu, kad tai būtų. Pasižiūrėkite, salės vis 2 dienas pilno žmonių, šiauliečių, apie kuriuos mes skeptiškai kartais atsiliepėm, kad jie čia nelabai vertina, bet mūsų mokomasis teatras yra pilnas žmonių. Ir dieną, ir vakare. Aš manau, kad tai yra reikalinga ne tik universitetų, tai yra reikalinga Šiaulių apskričiai. Atvažiavę žmonių iš Kelmės, iš aplinkų, iš Joniškio ir taip toliau. Manau, kad tai yra reikalinga ne tik mums, katedrai ar universitetui. Labai svajoju, kad tai būtų 8., 9. ir 10. ir būtų žinomas pasaulyje. O tada tu supranti, kad tada viskas prieš akį. Nenuleis galvos.